Gerai, Uranas sielos formulėje ir analizuojam rugsėjo 25 diena, 1992 metai, štai tokia formulė, žmogus gimė 12:40, tai yra moteris, taip. 25 dieną formulė įsigalioja naktį, taip, tai jeigu žmogus gimė 12:40, šita formulė tikrai yra tikra, taip, veiksminga, veikli. Tai žiūrim, kur yra Uranas. Žiūrėkit, Uranas labai labai stiprus yra sielos formulės centre kartu su Saturnu retrogradiniu, taip. Ir kai dvi planetos yra centre, tai ką mes galim pasakyti, kad viena planeta traukia į save, kita į save, taip. Tai jeigu Saturnas, pavyzdžiui, kol kas dar nežiūrim, kad jisai retrogradinis, tai reiškia, kad svarbu žmogui, jinai nori laikytis taisyklių, taip, būti punktuali, siekti kažkokių tikslų, daryti, ta prasme, gyventi tam tikram režime. Tai yra to tokio sveiko, direktyvaus, stipraus ne Urano Saturno energija. Taip. Retrogradiškumas kas gali būti? Jinai nori tų planų, tikslų, bet nepavyksta. Taip, man nepavyksta. Arba ten dėl to punktualumo. Čia dvi tokios išraiškos. Arba žmogus visada vėluoja, arba jisai antiek bijo pavėluoti, kad visada ateina anksti. Tai čia svarbu neateiti prieš pusvalandį ar valandą, taip, nes tai jau negerai pagal Saturną, nes vis tiek reikia išmokti žmogui organizuoti savo laiką ir tada turės gerus rezultatus, taip, kas ir yra svarbu Saturnui, taip. O tai Saturnas nori taisyklių, režimo ir organizatumo, o Uranas nori laisvės. Taip, nori laisvės, nori, kada noriu tą ir darau, taip, noriu darau, noriu nedarau ir panašiai. Taip, Uranas irgi yra ožiaragio ženkle, kaip prieš tai mes nagrinėjome, ne, jūsų vienos formulę, tai Uranas pats iš savęs žmogus, tai nereiškia, kad žmogus labai chaotiškas, taip, ir tik tai už laisvę. Netgi jeigu čia nebūtų Saturno, taip, būtų tik Uranas pats iš savęs, planeta ta, kuri, taip, jinai už laisvę, bet ta laisvė tokia, koks žmogus, kokią jaučia žmogus. Aš noriu, kad man niekas nesakytų, ką aš privalau daryti, aš pati puikiai noriu, pavyzdžiui, tam tikras taisyklės vykdyti, bet tos taisyklės yra mano pačios nustatytos. Suprantam šitą, taip? Žmogus pats savo nustato taisyklės, taip, čia to labiau, kad čia yra Saturnas, taip, centre, tam pačiam. Uranas žmogui duoda, taip, inovacingas idėjas, norą gilintis į ezoterinės temas, taip, šitogi ne vaikystėje, taip, bet ir vaikystėje, ir mokykloje žmogus galėjo, moteris šitą galėjo maištauti prieš tą pačią sistemą su Saturnu kartu, ne? Taip pat galėjo būti problemų su mokslais arba su tam tikrais dalykais, ne? Kodėl? Nes žmogus, kuris turi tokį stiprų Uraną centre, jisai ateina jau į šį pasaulį su tam tikrom žiniom. Taip, net nesupranta, iš kur jisai tą žino, bet žino. Taip, yra tas, ne taip, kad aš taip ir žinojau. Aš taip ir žinojau, tai sako Jupiteris, taip, silpnas arba retrogradinis. Bet būtent tas kažkoks tai vidinis žinojimas, taip, žmogus su tokiu gimsta. Todėl vaikai, pavyzdžiui, paaugliai, jie nenori eiti į mokyklą, nes ką mokytis, aš taip jau viską žinau. Ne? Jie gali, pavyzdžiui, neįvertinti, negerbti mokytojų, taip, nes aš ir taip daugiau už tave žinau ir panašiai. Ne? Bet tokios kartais gali būti mintis. Juodas mėnulis į Uraną. Mes dar apie fiktyvius taškus nekalbėjom, bet čia gali būti, kad baimė aukščiai, taip, nes Uranas tai yra planeta, kuri
susijusi su kosmosu, kosmosas yra labai labai aukštai, taip, jeigu taip buitiškai paprastai kalbant, ir viskas, kas susiję, tai pradžioje galbūt, ne, prieš, nes moteris tikrai žinau, kad jinai nuėjo į ezoterinės temas, pradžioje galbūt jinai labai skeptiškai tai žiūrėjo, tai gali būti va to Lilith, ne, įtaka, traukia tą temą, bet lyg bijau. Taip, va tas galėjo būti. Su elektra, nežinau, ten vaikystė gal ten virbalus į rozetės kišo ir panašiai. Čia juokauju, bet vat gali, nes uranas tai yra elektra, taip, tai yra va toks sprogimas kažkoks, vat viskas, kas susijęs su naujausiam technologijom, naujienom aplamai, bet kažkoks tai naujas dalykas atsirado, labai domina, gali gąsdinti, taip, aukščiausias intelektas, daug ką dabar gąsdina, taip, vat, ypač ten, pavyzdžiui, tokio amžiaus kaip aš, ne šita moteris, aš esu vyresnė, ne, o kaip aš atrodo, o Dieve, kai buvau jaunesnė, atrodė, kad, ta prasme, kaip čia, taigi viskas lengva, o dabar truputėlį atrodo, kad gąsdina, nežinau, ar jaunas irgi gąsdino, bet mes turim. Taip, mes neturim pasilikti kažkur praeityje, mes visą laiką turim eiti kartu su šiuo pasauliu, ne, kur juda ir žiūrėti tada pagal šitą. Gerai, taip, tai čia būtų vat, šitos moters uranas, taip, gali būti, vat, ką galiu dar pasakyti, stiprus, ne, uranas, bet tas juodas mėnulis irgi parodo, kad gali būti problemos su uranu, taip, tai vat vėlgi, ar tos baimės, arba mes galim dar paklausti, nepaklausti, o tiesiog, vat, kad iš sveikatos pusės, ne, pagal uraną gali būti kažkokie nervinės sistemos sutrikimai, ne, arba tiesiog, vat, dėl to, kad labai daug idėjų šitam žmogui yra privaloma išrašyti savo idėjas. Visada, bet gerai vesti kažkokį dienoraštį arba turėti ten kažkokią užrašų knygutę, kur savo mintis žmogus užrašo, nes tada atlaisvėja galva ir jau nėra to chaoso galvoje, taip? Tai va. Ir moteris tai gali būti varikozė. Aš pagrindinės dvi šitas išskirstau. Jų gali būti daugiau, taip, jūs žinot, jūs galite pasižiūrėti skaidrėse irgi, bet aš pagrindę sakau apie šitas dvi sveikatos, čia tokios lygos arba silpnos vietos. Ne? Tai va, tai kol jinai bijos ir priešinsies urano temoje, ne, bet chaosas galvoje tikrai, kad gali būti. Taip, žiūriu kitą datą, kur mes turim. Taip. Gerai. Taip, atsiprašau už pauzę. Taip, yra moterų, kurios parašė tik gimimo metus. Tai žinokit, nepadeda šitas dalykas. Spalio 17 1992 metai, taip, tie patys metai, tai ir tokia pati pozicija, ne, tik tai ten mėnuo, man atrodo, nepilnas. Taip, žiūrim, kada gimė 18 valandą, šita formulė tinka. Tai čia tas pats, taip, tik tai, kad stipresnis uranas, nes Saturnas yra stiprus, taip, ne retrogradinis kaip formulė prieš tai. Ir į urano nerodo juodas mėnulis kaip prieš tai. Tai čia, ką aš galiu pasakyti, irgi žmogus yra labai disciplinuotas, taip, labai žiūrintis ateitį, planuojantis ateitį, taip, Saturnas visada planuoja, uranas tai viskas, kas susijęs su naujovėm, ateitim, sakykime, ir panašiai. Tai žmogui patinka planuoti ateitį, taip, taip pat daug visokių idėjų, taip, naujovių kažkokių, naujoviškų tokių idėjų, kartais atrodo kitam netgi keistos tos idėjos gali būti, ne? Bet visada sakau, žmonės, kurie turi uraną centre, tas idėjas reikia užsirašyti, nes jos iš tikrųjų yra vertingos, taip, ir nebijokit niekada realizuoti savo keistų idėjų, kad ir ten, nežinau, mama, vyras ar kažkas tai šalia, kur yra, sako, kad tu čia nusišneki, taip negali būti, ką tu čia sugalvoji. Gali, tikrai darykit, veikit, darykit, realizuokit savo tas inovacingas idėjas, taip.
Minuse, taip, planeta stipri, aišku, bet kaip aš sakau, gyvenime visą laiką mes jaučiam ir tas tokias neharmoningas energijas, kad ir stiprių planetų. Tai gali būti chaosas galvoje, vėlgi dėl tų pačių minčių, jeigu jūs neorganizuojat, jeigu pas jūs disciplinos nėra gyvenime visame kame, taip, darbe, šeimininiam gyvenime, nežinau, jeigu jūs neplanuojat, būna kažkokių netikėtų situacijų, taip, ką ir gali atnešti tas Uranas, sakykime, nes tai tokia energija minuse, kažkoks nemalonus siurprizas gali būti, netikėtos situacijos, taip atrodo, nieks apie tai net nieko nebuvo panašaus, ta prasme, nieks negalėjo pagalvoti, kad taip gali atsitikti, o hop ir atsitiko, tai daugiau pagalvokite, galbūt kažkur paleidau vadeles, ne taip, kaip visą laiką mėgstu, sakykime, planuoti, siekti rezultato, o kažkur kada numojau ranką ir galėjo būti toks rezultatas. Tai čia Uranas, sakau, panašus kaip prieš tai. O dabar žiūrim kitą datą. Taip, moteris, žinoma, pas mane dažniausiai moteris, kartais jos parašo savo vyrukų arba vaikų datas, tai jeigu tokią rasiu, būtinai paimsiu, nes visada norisi kažkokios įvairovės. Taip, kovo 16. 1984 metai ir formulė tinka, taip, ir čia mes matom, Uranas yra Marso orbitai. Uranas direktyvus, 2 balai truputėlį silpna pozicija, bet bent jau ne retrogradinis. Tai pirmiausia, mes žinom, kad tai moteris. Marso orbita apibūdino, kokio vyro moteriai norisi. Taip, kokio vyro norisi jos sielai. Ir analizuojam dabar būtent pagal Uraną. Uranas tai yra, vyras turi būti kažkuo tai išskirtinis, taip, arba jisai atrodo kitaip, arba jo ten stilius kitas, arba jisai kalba kitaip, arba jo kažkokia profesija kitokia. Aišku, čia profesija gali būti ir elektrikas, inžinierius, IT specialistas, bet ir Uranas, jisai aplamai yra apie kažkokį išskirtinumą. Taip, aišku, tas žmogus, šitai moteriai, pavyzdžiui, patiktų, jeigu su žmogum, taip, su partneriu, su vyru galima būtų ir tom pačiom astrologiniam temom pakalbėti, arba, nežinau, su numerologija, ten visos ezoterinės temos. Viskas, kas susijęs su kosmosu. Galbūt tiesiog apie kosmosą pakalbėti, kaip tu manai, kada mes ten pirmas žmogus nusileis Marse ir panašiai, tokios temos galbūt ir gali būti įdomios. Bet pagrinde, taip, nenukeliaujant labai jau ten stipriai į lankas, pagrinde Uranas Marso orbitai, tai kad vyras šitai moteriai jai norėtųsi, taip, kad jisai būtų išskirtinis, kad jisai kažką tai kitaip darytų, kažkoks, sakau, išskirtinumas turi būti. Minuse, taip, gali būti tiesiog santykiai gali nesiklostyti su vyru, ne taip, kad su dabartiniu vyru, bet pagalvokite, ta moteris po to vis tiek klausys, pagalvokite, ar prieš tai, pavyzdžiui, kai jūs susitupėjote, sakykime, ar nebuvo kažkokio chaoso santykiuose, ten nežinau, ne taip, kad daug tų santykių, bet to irgi aš nenubraukiu, gali būti, kad tiesiog žmogus rinkosi, nes negalėjo suprasti, gal šitas, o gal šitas, ir taip blaškėsi, galėjo būti. Ir tiesiog tas chaosas kažkoks tai santykiuose galėjo būti. Čia būtent pagal tą Uraną Marso orbitai. Taip, tiek aš pasakyčiau, kas liečia šitą formulę. Taip, keliaujam toliau. Spalio 10. Taip, 1997 metai. Žiūrėkit. Pažiūrime, ar formulė teisinga. Žmogus gimė 20 valandą, bet čia, žiūrėkit, nuo 30 iki spalio 2 formulė yra veiksni, sakykime, ir todėl jinai tinka. Ir čia mes turim retrogradinį Uraną sielos formulės centre.
taip, jisai stiprus, taip, 6 balų, Uranas yra vandenio ženkle, jisai yra savo ženkle, jisai yra labai stiprus. Bet gimimo dienai duotas, žmogus gimė tada, kai Uranas judėjo retrogradiniu režimu, tai aš visą laiką taip aiškinu, kad kai žmogus gimė, taip, Uranas buvo retrogradinis. Tai bet iš esmės dažniausiai mes matom tą retrogradinio, aplamai bet kurios retrogradinės planetos išraišką dažniausiai iki ten, nežinau, paaugliai, vaikai labai gerai išreiškia, ne? Bet ta būtent formulė, su kuria gimsta, labai transliuoja visas tas planetų energijos žmonės dar, sakykime, ne taip, kad nesubrendę, bet nesuaugę, taip, nes kai mes jau suaugome, mes vis tiek suprantam, kas mums trukdo, pavyzdžiui, nežinau, kontaktuoti su kitais, nesutarti geriau, kas man nepatinka, pavyzdžiui, mano savybėse, kaip aš galėčiau tą pakeisti, ne, ir pradeda kažkaip tai keisti, tai reiškia, kad stiprinti tą planetą, ne, ir tada ta planeta jau stiprėja ir jau neduoda tokio chaoso, nes pas šitą moterį tikrai, kad gali būti gyvenime chaoso arba kažkokių tokių pokyčių staigių, taip, jinai ir pati savo gali sukelti, ne, tam tikrų pokyčių, ne, ir jai pats gyvenimas kartais gali pateikti tokią staigmeną, sakykime, ne, nes Uranas tai toks sprogimas. Taip, čia aš gyvenau vieną gyvenimą ir nusprendžiau viskas gana, bet jisai staigiai sugalvoja, kad jam gana. Jisai neplanuoja, kad bet aš suprantu, kad po pusės metų aš noriu kažką keisti ir aš dabar suplanuosiu, ne. Taip gali elgtis Saturnas, bet ne Uranas. Uranas jisai staigiai nusinulina, gyvena, nusibosta viską nubraukiau, pradedu viską iš naujo. Taip, tai čia yra Urano irgi energija. Tai moteris tikrai gyvenime labai lengvai gali užbraukti bet kokią temą, ar tai santykius. Gali, pavyzdžiui, būti santykiuose, kažkas jai nepatiks, neduok tu Dieve, dar vyras kažkokį ultimatumą pasakys, tai ten jau aš nepavydžiu tam vyrui, ne? Ta prasme, jinai galbūt skandalą kažkokį ir nekels, bet jinai tiesiog susirinks ten savo daiktus, o gal net nieko nerinks, pasiims ten telefoną, kompiuterį ir iškeliaus. Viskas. Ir jai nebus problema. Taip, jinai stipriai dėl to nepergyvens. Mes dabar analizuojam tik tai Uraną. Taip, mes nežiūrim ten kitų planetų, kur gali galbūt kažką tai ir kitą pasakyti, ne? Dabar tik Uraną. Uranas nusinulina. Taip, buvo vienaip, aš viską nubraukiu, pradedu iš naujo. Gerai. Dar Uranas, taip, viskas, kas susijęs su naujovėms, taip, su kažkokiom išradimai, taip, Uranas mėgsta ir eksperimentuoti, ne, tai pavyzdžiui, vis norisi kažką tai naujo atrasti, ne, todėl viskas, kas šitai moteriai tikrai visą gyvenimą buvo įdomu pabandyti, o kas jeigu, ne? Ir tai gali būti visuose srityse. Žinoma, tai astrologija, numerologija, visos ezoterinės temos labai traukia ir labai yra tinkamos, nes jos kaip tik duoda tą suvokimą, taip, Uranas tai yra aukščiausias intelektas, taip, todėl duoda tą suvokimą ir kodėl aš vienaip ar kitaip ilgiuosi, ne, kodėl pas mane ten gali būti kažkoks chaosas kažkur, tai, ne, šitos visos temos, jos gali ir nuraminti protą pirmiausia, taip, nes irgi Uranas tai aukščiausias Merkurijus, taip, Merkurijus aplanamai, pas ją dar ir Merkurijus yra centre, matot, poilsio zonoje, taip, tai aplamai jai viskas, kas susijęs su informacija, skaičiais, o tai yra, aš žinau, kad tai yra numerologija, jinai praktikuojanti numerologija, tai čia jinai atitinka 100% savo centriniam planetom. Merkurijus ir plus dar Uranas. Taip? Tai jinai labai gerai supranta tą informaciją, kai jinai mokosi, taip, arba ten, nežinau, skaito, aplamai informacija kažkokia įeina ir išeina iš jos, jinai atsipalaiduoja. Taip? Merkurijus poilsio zonoje. Kaip žmogus atsipalaiduoja. Bet aš visą laiką sakau, kad planeta ir poilsio zonoje, ir baimės zonoje, jinai vis tiek yra realizuojama ir darbe. Taip, tai čia maža to, kad Merkurijus apie informaciją, žinias, taip, pastovų mokymasi, ne, tai dar ir Uranas, kuris, vėlgi pasikartosiu, yra aukščiausias Merkurijaus brolis, sakykime, vyriausias, taip, arba, tiesiog aukščiausia išraiška, tai viskas, kas susiję su tom kažkokiom temom, lyg
kažkoks tai paslaptingas mokslas, ne visiems pasiekiamas, ne? Bet gali žmogui ateiti aplamai kažkokie insightai, taip, jinai gali viską, kad ir dirbdama numerologiją, kitaip perteikti, giliau į viską įsigilinti, nes retrogradinė planeta ne tik kažkokį chaosą duoda, ne, ten minusą, ne, ar disbalansą, bet ir duoda dar poreikį ir norą būtent kažkaip giliau, ilgiau domėtis šitom temom. Ne? Tai Uranas tai šitoj vietoj žmogus nuėjo į ezoteriką, ne, bet tai irgi galėjo būti mokslininkas, pavyzdžiui. Taip? Mokslininkas galėjo būti aplamai tas žmogus, kuris visą laiką kažkur tai ieško kažkokių naujų žinių, naujos informacijos, eksperimentuoja, atranda kažką tai, taip, Uranas centre, žmogus visą laiką nori kažką tai naujo išrasti. Taip, ir jeigu žmogus neišranda arba jo ten profesija, paslauga nesusijusi su analizavimu, taip, nes Uranas jisai dar analizuoja, jam ypač retrogradiniui Uranui labai tinka analizės. Turiu omeny dabar ne šiaip numerologinės analizės, ką jinai atlieka, bet, pavyzdžiui, ir savo gyvenime, ne, įvyksta kažkokia situacija, labai gerai šitai moteriai atsisėsti ir panagrinėti. Taip, kodėl tai įvyko, kur buvo pradžia, kaip aš ėjau iki to, kas dabar gavos. Ne? Man nepatinka, pavyzdžiui, šitas rezultatas. Reiškia, kad aš daugiau tokių kelių neeisiu. Aš kitą kartą bandysiu naują būdą. Suprantat, apie tokį analizavimą yra Uranas. Tai čia vėlgi pasikartosiu, kaip sakiau ir kitom merginom mane prieš tai, kad Uranui centre būtina yra atlaisvinti savo galvą, todėl visos ten rašymų praktikos tinkamos, aplamai savo idėjas užrašyti, nebijoti jas įgyvendinti, nes kartojau jau kažkada, ne, žmogus kažkada tai tam žmogui, kuris pasakė, kad aš noriu atrasti kažkokį, nežinau, daiktą, kad žmogus galėtų skraidyti, į jį ten žiūrėjo ir suko piršto aplink smilkinę, ne, kad tu čia durnas, ką tu čia dabar įsivaizduoji, kaip suprasti, kad žmogus skraidytų. Paukščiai skrenda, sėdėk tu čia ir žodžiu ir viskas. Ne, tas žmogus nepasidavė savo idėjos, kažkur nepadėjo ją į šalį, jis vis bandė, eksperimentavo, bandė viską kažką tai kitaip padaryti, vis tas lėktuvas jo neskrydo, bet jisai tos brėžinius braižė, jisai ten ieškojo informacijos gal kažkokios, arba savo galvoje, arba šaltiniuose. Ir žodžiu, ir to dėka mes dabar kiekvieną minutę po pasaulį galim skraidyti. Ne? Tai kas galėjo pagalvoti? Būtent dėka to žmogaus, kuris nepasidavė, taip, kai jam visi sakė, tu čia nesąmonę sugalvoji, kažkokia kvailystė. Taip, Uranas tai yra irgi, lyg toks, jūsų idėjos kitiems gali pasirodyti kvailios. Taip, jeigu jūs kažką tai naujo pasiūlot, nesąmonę sugalvoja ir kažkas tai to. Vėlgi visiems, kas turi Uraną sielos formulę, į visas situacijas žiūrėti su humoru, taip, Uranui būdingas ir priimtinas humoro jausmas, šita moteris gali juodą humorą praktikuoti, sakykime, iš savęs mokėti pasijuokti ir nebijoti atrodyti kitaip. Va čia yra sėkmė, taip, šitos moteris sėkmė yra tame, kad jinai nebijo būti kitokia ir drąsiai jausdama laisvę išreikšti save, eina būtent tuo savo išrinktų keliu. Tai gerai, dabar ieškau kitą formulę, faina būtų pasižiūrėti arba vyrą, arba vaiką. Taip, matau vaiką. Gerai. Liepos 16, 2024 metai. Paskutinė formulė šiandien. Taip, žiūrim, šitą formulę 16 dieną ir jinai galiojo, matau, čia formulė, kuri galioja iš vis, man atrodo, 2 paras, nuo 14 iki 17. Ne pilnas, bet, pilnas, man atrodo. Gerai, tai šita formulė galioja ir žiūrim, Uranas, žiūrėkit, Uranas yra centre, taip, šitam centre iš tikrųjų yra daugiau 5 planetas, taip, tai vaikas tikrai yra įvairiapusis, taip, čia jam
3 asmeninės ir 2 aukščiausios planetos, šitam centre čia dar turim, kitam centre kitą aukščiausią planetą, ne? Bet iš esmės, ką mes galim pasakyti, ne? Pagal būtent Uraną. Uranas yra jaučio ženkle, jisai susijungime su Marsu, čia galim šitą pažiūrėti. Tai greitas, taip, čia berniukas, jeigu aš neklystu, laukit. Jo, berniukas, tai berniukas tikrai labai labai greitas. Greitas, nežinau, greitas mąstymas. Tiesiog, sakykime, Marsas jaučio ženkle, jisai yra tingus, jeigu jūs prisimena, taip, bet jo, būtent tą impulsą, taip, apie ką irgi yra Uranas, priduoda, būtent tas Uranas, jisai neduoda jam visą laiką tik gulėti ant sofos, ne, ir valgyti, nežinau, skanų maistą, bet jisai duoda jam impulsą kažką tai veikti. Taigi Uranas yra centre, jisai yra silpnokas, taip, jaučio ženkle, jisai galbūt ir nelabai jaučiasi, sakykime, ne, bet visada mes galim jį sustiprinti. Stiprinti būtent pagal Urano temas, taip, tai pavyzdžiui, kai sakau, kai pas mane kreipiasi tėvai dėl savo vaikų, aš labai džiaugiuosi, nes tada, gaunant tą informaciją, tėvai kažkaip tai jau gali nuo pat vaikystės įvesti tam tikrus įpročius, ne, ir tai padėti vaikui realizuoti tas savo energijas, ne, kažką sustiprinti, kažką tai, sakykime, kažkur tai nuslopinti, bet nuslopinti ne į vidų, o tiesiog išreikšti jas kitų būdų, nekenkiant kitiems žmonėms arba ten aplamai ten gamtai nekenkiant ir panašiai. Žodžiu. Tai Uranas svarbu palaikyti norą eksperimentuoti, taip, tai pavyzdžiui, vaikas kaip paaugs, ne, tikrai norės ten, nežinau, jam viskas bus įdomu, taip, norės kažką tai ten, nežinau, išrinkti, po to surinkti, ten įvairius skonius paragauti, ne, tą, nežinau, citriną sumaišyti, kad ir su sriubo burokėliu, gali būti įdomu. Taip, ir proto ribose, ne, ta prasme, ten prižiūrint, aišku, taip, reikėtų leisti tą, išreikšti, ne, sužinoti, o kas jeigu, nes vaikui gali būti įdomu, o kas jeigu. Tai tai leidžiam, taip, nes tai noras būtent sužinoti arba daryti kažką naujai. Gali būti kažkoks išskirtinumas, ne, būtent, nežinau, gali būti ir išvaizdoj, skonyje, taip, nes jautis, tai apie mūsų tos 5 pojūčius pamena, tai apie tai gali būti ir Uranas, kad norisi kažką kitaip. Taip, tai vėlgi, viskas, kas susijęs su naujovėm, norėsis vaikui, taip, tai pavyzdžiui, jeigu po to, kai ateis laikas būreliams, tai viskas, kas dabar, pavyzdžiui, madoj, šiuolaikiška, Uranas tai irgi šiuolaikiškumas, ne, tai darom, ta prasme, leidžiam, žiūrim, ką, kur ir kaip jisai nori daryti. Vėlgi, naujausios technologijos, aukščiausias intelektas, taip, aplamai mintis kitokios kažkur, kitaip save išreikšt, šitas berniukas tikrai norės. Taip, tai arba ten rengtis kitaip, ten, nežinau, kojinės, 2 poras kojinės, ten, bet kas yra kitaip, jam bus labai labai įdomu. Kas liečia mintis. Taip, Uranas centre gali būti, kad idėjų gali būti daug pas žmogų, ne, ir todėl, faina būtų, kad nuo pat vaikystės žmogus, šitas berniukas, kalbėtų, išsipasakotų, ne, galbūt ten ateityje ten užrašytų tas savo idėjas, bet, dabar vis tiek daugiau mes, kaip ir kalbam, mamai, taip, nes mama atsiuntė formulę, pas jie yra 3 asmeninės planetos, tai jisai kaip ir, jam svarbu bus tas bendravimas, taip, su mama, sakykime, taip, tai mama, taip, Mėnulis yra Skorpiono ženkle, tai yra vienas iš sudėtingiausių mėnulių, kodėl, nes vaikas
vaikui svarbu yra tas ryšys su mama, tai čia gali būti du būdai. Taip, vienas, kuriuo aš labai abejoju, mama labai valdinga ir, ne taip, kad kontroliuojanti, o tokia gali būti ir agresyvi, tai nemanau, kad tikrai pas mane yra tokių sekėjų, agresyvų. Pas mano vaiką irgi yra Mėnulis Skorpiono ženkle. Kitas dalykas, tai mama lyg dusina savo meilę, per didelis tas rūpestis, per didelis, tai va čia reikėtų patarimas mamai tiesiog vaikui nuskiepyti, kad pasaulis yra saugus, nes Mėnulis tai yra mūsų vidinis komfortas, tai kaip mes matom tą pasaulį, ar saugu ar nesaugu, kas yra saugu ir panašiai. Tai kai Mėnulis yra Skorpiono ženkle, labai dažnai būna, kad žmonės kovoja arba ten galvoja, kad kažką reikia daryti, kad išgyventi šitam pasaulyje. Todėl tėvams visą laiką patariu, kad visada, kad ir kažkoks tai triukšmas, kad ir jūs pati bijot kažko, niekada neperduoti šito jausmo vaikui. Nes jisai labai pergyvens, jeigu matys, kad mama bijo. Taip, ir aplamai ten, kažkoks tai ten, nežinau, kai būna vaikai ten išsigąsta garsų, bijo tamsos ar kažką, tiesiog savo elgesiu ir parodyt, kad nėra ko bijoti, tamsoje nieko nėra, ten, eiti pačią į tą tamsą, parodyti, jungti šviesą, matai, kad nieko nėra, išjungi šviesą ten, bet per savo pavyzdį, bet Mėnulis Skorpiono ženkle, jisai vaikui svarbus yra saugumo jausmas. Tai pradėjom nuo Urano, baigiam Mėnuliu Skorpiono ženkle, štai taip būna. Tai gerai, tai aš tada šiandien baigiau jau. Ačiū labai, kas